Kągi, mili draugai, tik pažiūrėkit, kur mes čia atvykom. Gate of India. Žymieji Mumbajaus vartai į pasaulį. Indijos vartai į pasaulį. O čia, už mano nugaros, Mumbajaus viešbutis. Įžymusis Mumbajaus viešbutis. Ko gero, vienas žymiausių pasaulyje viešbučių. Kur buvo įvykdyta žiauriai didelė teroro ataka. Apie 10 metų atgal. Vienas brangiausių viešbučių Indijai. Policijos užkardos ir dabar taip stovi. Įspūdinga vieta, žiauriai turistinė. Pilna žmonių. Čia prasideda visas kelionės aplink Indiją. Čia pradėsim ir mes savo kelią. Mane nufotkina, žiūri fotkina. Mums čia fotkina irgi kaip kokios žvaigždės. Čia pradėsim ir mes savo kelionę aplink Indiją. Aplink čia gal praskambiai pasakiau, bet bandysim apgriebti per 2 savaitės maksimaliai, kiek galėsim. Žiūrėsim, kaip pavyks. Čia yra agurkų žmonės pardavinėja. Bet rimtai, čia ne, čia gali... Tai va, tokie. Jo, su druska pasakyti. Tokia mūsų kelionės pradžia. Gražu tikrai. Negalim skųstis. Einam toliau į priekį. Bandom sugerti viską, ką mums duos Mumbajus per tas 3 dienas. Norint įeiti į Gate of India, turi security postus praeiti. Vienas įėjimas ir išėjimas. Ir čia žiūri rimtai security. Šiaip Mumbajus viskas tvarkoja, labai gražu. Ko galim tikėtis. Gal čia jau pažiūrėti? Bet tu nemok lietuviškai, ne? Sakai, galim čia pažiūrėti. Sakai, eikit. Aišku, blembai vienodai šnekam. Ta pati kalba. Lietuviai indų kalba, tas pačias. Tai jiem kažkokią mokyklą. School of Arts, tipo čia vadinasi. Menų mokykla. No. Matos. O žiūrėk, kokiose, dar kokiose atbakužiai gyven kažkas. Menininkai ant taip sėdi. Einam čia ratą apsuksim. Department of Drawing and Painting čia vadinasi. Piešimo ir piešimo. Department. Tapybos. Čia dėdas, kuriuos mokina. Žiūrėk kokia, kaip aš sėdžiu, matai. Na. Va, čia tu sėdi, va. Čia, aš galvoju, kad ten. Ne, čia. Ten galvoju, tą. Gražuolės, jie mėgsta čia piešti, žiūri juodai. Čia grinai kaip, žinai, filmų tokių. Ką? Siaubo filmai tokie, žinai. Ta pastatai tokie. Čia jiems Anglai yra pristatę daug. Тут buvo kolonija. Šiaip iš tikrųjų paviesi yra visai normaliai, ant saulės biškį blogiau. Bet taip galim vaikščioti. Žymiauji Delio traukinių stotis. Delio? Oi, Mumbajus. Nežinau, man kažkodėl maištas. Mumbajus traukinių stotis. UNESCO saitas. Ką, einam toliau.
O taip, mes ir čia vaikštom po tokį triukšmelį. Čia lengvas tas vėsėlis. Sakyčiau, visai normaliai, dar pirmą dieną. Dar neskauda galva. Ambulansas koks. Sėsk, paveš. Nu, veltui. Čia buvo mango, būtų tau prispaudęs, sulčių, kiek norėjai. Už 200 būtų, žiūrėk, čia prispaudęs, kibirą. Mes McDonald's už 200 mokėjom Ne, žmogų. nu pats susimanai. Čia vaikštai po miestą po 20 kainuoja. 10 kartų permokėjom už stiklinį. Normaliai. Ne, kažkokį dar kuprinę reikia nusipirkti. Vieną siūlį kuprinę už 2 svarus nepirkau. Taip gera, dabar gailiuosi, lemba. Nes nenusilygo nieko. Dabar neberasti tokios kur nori antros. Kiek pirdų pristatyta. Bambukai. Ai, bambukai naudojami ir stelažam statyti. O čia ir health and safety. Drabužių kokiu nori ir pirkti čia. Tikstrai. Leather Tu bag. varai vienas, taip žinai, aš turiu gaudyti tave. Ką? Kas tai yra? Sakau, norėjau ten įeiti, nufotkinti tokią gražią vietą, tokia maldykla buvo. Tu nueini, turiu gaudyti, negaliu. Bet tu gali sušaukti, hei, sakai. Na, šaukiau, tu eini, ką. Atsisuko tas kits. Na. Aš galiu pasakyti, čia oras idealus yra, bent jau man dabar. Ką? Iš per karštą. Nu, pažiūrėjom, ką jis turi. Čia bus tos tokios. O nebent, aišku, mažesnė. Bet jau jos tokios pripustos. Tai. How much is this one? This one, 250 yeah. This one, Du irgi. 350. Na, it's too big, na, ta per daug. Sorry. 250. Aukščiausias Mumbajaus teismas. Čia yra vienas iš žymesnių pastatų Mumbajui. Bandėme eiti vidų, išvarė laukan, apsuptis policijos. Ten prieki matosi ginkluota apsauga su automatais, o čia yra tokia šitais mašinai stovi. Su kardais. Nikčiosime. Įdomiai. Ten mergaitė sėdi su automatu. Žiūrėsim, ką nepasakys man. Arba nieko nesakys, arba nieko nesakys tikriausiai. Nieko nesakė. Nelabai jaukiai buvo filmuoti, bet rizikuoti reikia. Šiaip spūdingas pastatukas. Tai gaila, kad negalime įeiti. Bet medžiai aplinkui dar spūdingesni. Matos, kad medžiai nežino, kas ir žiemą. Einam per gatvę, žiūrėk dabar čia.
kas bažnyčia tikriausiai. Aš spėjau, kad čia bažnyčia. Irgi įspūdingas architektūros pastatas. Kaip ne apie ekraną, viską parodyti. Gražu, gražu. Mes pastebėjom, kad einant per visokias skirtingas erijas yra skirtingi prekiautojai. Dabar priėjom Art kažkokią galerį ir iškart pradavinėja paveikslus. Ten, kur buvom prie teismo pastato, tai iš karto ten advokatai siūlo savo pastatus, ne advokatai, notarai visokie. Paskui ten daro visokias kopijas dokumentų, nuotraukas daro, jeigu reikia ten kažkokiem oficialiem tikriausiai dokumentam. Iškart kitokius paslaugos siūlo. Ir skirtingas vietos viskas skirtingai prekiauja, pagal poreikius. Viskas pagal poreikius pritaikyta. Čia kažkoks čia pastatas už nugaros yra menininkų ir paveikslų pradavinėtojai iš karto bank. Labai gražus paveikslai. Tokie tai dalykėliai. Dar biškį karšta. Biškį prakaits bėga. Čia kokias kasikės susipinti, jeigu paspinti. Tokia paukraštis. Einam, čia pažiūrėsim. O, čia vėl. Welcome to the museum. Čia blemba. A čia reikėtų mokėti? Ne, aš tai nemokėsiu, žinau, kurią pinigų. Kažą reikia. Ne, baigtų, aš niekur neinu. Einam, Ai, fotografai tiket. Plauk, šitą nusifotkinsiu. ne. Nu palauk, blės, nusifotkin, čia atsistoju. Kas yra Victorian Gothic Art Deco Assembles of Mumbai. Na, vienu žodžiu. Kur jau gražesnė vieta, ten jau prašo pinigų už įėjimą. Nežinau, kiek čia kainuoja, bet mes nenorim mokėti. Nebuvau, jie su vidu gali filmuoti, kiek nori. Kas yra veltui, faktiškai jie nori užčardžinti. Čia yra prekiautojėliai. Tokios ten, ja. O. 40 centų, 60 Žinai, gal aš kokią centų, aiskrimą 40. suvalgyčiau. Tokiam karštui. Dosa. Ale? Nu, blemba, nežinau, paimk, jei nori. Nu, kiek aš tau galiu imti, už 100 atidaviau. Taip nenusipirkai. Ne, tai nusipirksim, bet kokiu atveju. Gerai, einam dar toliau, aš jau valgyčiau, iš tikrųjų norėčiau. Ne? Po 3,10. Jau pradėtsai. Pusryčių, ne? How much? 100. Vienas svaras. $100. Kaip čia supras 2 už 4? Kas? 2 už 4. 2 už 1. Kokią skaičių surašyti? 2 žvaigždutė 4. Nežinau. Kas tas yra? Čia 2 už 4. Ai, nu. Kas 2 už 4? Aš nežinau, kas čia yra. पहले आपको इसमें ट्राई कराया फिर आपने का बोले अपने का वही रिटर्न वही है जो आपको ट्राई कराया Kaip bus gražus, galvoju, ant kojos gal, bet aš nežinau. Sak to dar bus seniai. Nes kur jau vietinės indės apstojo, tai neblogai yra. Nu.
It's for Indian item. Huh? Indian item. Yeah, it's nice. I like it. Yeah. Very nice. That's why I was looking, but I don't know. Like 1 day, 2 day is there, then after finish. Yeah. Oh, really? It's only selling for 1 day. Yeah, 1 day you can wear, then it's finished. Oh, it's wearing only for 1 day. Why is that? Because some people, like, they not afford. What are they gonna put in it? Just, Yeah. oh, they should give me for free. Where you from? Lithuania. Lithuania. Bhutan. Europe. Europe, yeah. Small country in Europe. How long India? 2 weeks. Oh, short time. India So, very big. yeah, can't be everywhere. How long Mumbai? Mumbai 3 days. Oh. Then after? And after we're going to Delhi? Delhi. Delhi, yeah. Then Agra, Jaipur, Agra, Jaipur, Goa. Goa. How you go Agra, Jaipur? Train, by train or Yes. train, yeah. Agra by train. No. Go Now we fly to Delhi. Delhi, then Agra, Jaipur, go. Then Agra, Jaipur by train, and Jaipur Goa fly. Yeah, that's nice. Yeah. Then you book flight train ticket because this is the Indian school college holiday. Now Yeah, train is no possible. we have We have, tickets. we have tickets already. Yeah, that is good. But what have seen so far Mumbai? Which place you have to be? Which Mumbai. place? Oh, we're going everywhere. We have our plan. Because we do also for city tour, Mumbai Ah. city tour. Oh, maybe later. Yeah, Yeah, we maybe. just first day today. Yeah. So For Mumbai city tour is like a 3 hours tour for car by car. Gate of India, Fisherman Village, Nariman Point, Marine Drive, Jain Temple, Hanging Garden, Kamla Nehru Park, Tower of Silence, Mani Bhavan, Gandhi House, Ruby Ghat, washing laundry, 1,000 people. ну, washing обискано laundry. сформував Доброжиновського лісака, планкіти. It's like a 3.5 hours tour. And how much you charge? It's about Yeah. 4,500 rupees. Everything is including. Driver, guide, fuel, and entrance fees, everything including. For 4 hours. Camping is far, né? No, Ты на go. не, А ты постой. под- Yeah, this is the first day to us. We just think about, yeah. Aš dabar nusifilmavau visas vietas, Ah. ką parodyti, aš galiu. Because we have like gauti this nueiti. car, air conditioned car. Ah, this one. Yeah, Mhm. air conditioned car. English speaking driver will come guide. They will take parking. They will take. It's the all the- Gateway Tour and Travels. Okay, we'll Google that one, yeah. No, you take my number. Because it's not Google. Surašyk. Take my number. Surašyk numerį ir mes, yeah, we will take your number and I will call you. Have Yeah. you got the... Here, I can do the picture. Yeah, take. I will take. Mm. WhatsApp. Because I give discount. No, don't worry. Yeah. Only 3,500 because this is off season. I give 1,000 rupees discount, 4,500 this price, but I give 1,000 rupees discount. Both everything is including 3.5 hours. I show you everything is including. Okay. Yeah, give Just your tell me number and number, we I call will you put on back. the... This is the Indian number. Yeah, 91, yeah? Yeah, Plus plus 1. 91. Uh-huh. 91. Yeah. 730 730 424 424 9 9. 110. Yeah, Okay. my name is Sonu. Sumo. Yeah, yes, S-O- O-N-U. Nu, gerai, ir Surašyk. Okay. Okay, then Thank you very much. If you want to go tomorrow morning, you can WhatsApp today evening, today after night, no problem. Where you stay here? We stay in Marina Drive. Yeah, I will pick up from So if we call you, you can Yeah, come and pick us I up. will come pick up. And also Fantastic. one tour, I have one tour more. Interesting. You heard about No, that? let's stick with one for Yeah, now, okay. and tomorrow I pick we will organize some more. Okay, I will pick you tomorrow. Yes. Today you can WhatsApp me. I come tomorrow morning. I pick you. What time you want? Yes. I will come Okay. there. I pick you from your hotel. Okay, sir? Super. Thank you very much. Have a nice Thank day. you. Take You care. too. Thank you. Bye-bye. Nu va. Žmogus parodė visas lankytinas vietas, kur reikia nuvažiuoti.
Iš pradžių buvo 45, šnekėsiu aš svarais, nes mes esame prie svarų pripratę. Angliškų karalienių. 45, bet sako, padarysiu diskauntą, nes kadangi yra ne sezonas, tai padarysiu 10 svarų diskauntą ir už 35. 3,5 valandos turas, atvažiuos, sakė, namus pasiims ir bla 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 bla. Su visais gidais. Su visais gidais, parodys. Paskui tik jau tą baigė ir sako, aš dar turiu, sako, visokiausių, dar turiu visokių, ir sakau, gal užteks dabar. Rytoj, sakau, susitiksim ir pasišnekės. Davė telefoną, žodžiu, žmogus viską davė ir, spėkite, ar mes jam skambinsim. Parašykit komentarus. Neprašyk. Tada sužinosit. Nu, bet o kodėl gali visai? Loterija. Ar skambinsim ar ne? Burokas, arbūzas. 20 tų. Nu, įsivaizduoju, Nenorėjai pasimti? Burokas, arbūzas, agurkas, mangas, viskas po rekelę. Čia vėl yra žemė, na? Atėjome barą užkasti, nieko nesusišnekėti, ką pasiimti. Sako, o kaip aštrumo, o užtenka, ką? Snurgliai pradėbi. Kodėl šukuok? Maistą pasiūlė, nieko nesusišnekėti. Kažkokie čipys. Ne, pasiėmėm šitą. Čia dabar valgom. Samosa. Samosa čat. Šitas už 115 pinigų. Va, šitas čia yra. Sako, pagrindinį maistą neservinu daugiau. Tai sako, valgykit, ką turim. Atnešė 2 stiklinės vandens. Žiauriai norim gert, bet negersim. Kaip nors atsilaikysim. Nu ką, ragauju dabar aš. O čia visas aštrumas buvo, čia su tą pusę suėjęs. Čia yra samosa, valgas, čia. Ale, šis neaštru. Man tai aštru. Labai skaniai. 10. Indišką maistą nelabai mėgau. Gyvenam, bet jau čia. Ja, kaip. Skanumynai. Ir to saldumo tokio, ir aštrumo. Tikki chutney, Dar vėl. pav bhaji, moon pav bhaji. Green sir. Ne? Yes, thank you. Drinks में sir, lime juice, lime soda, We ask Pepsi. Pepsi. Pepsi, 2 Pepsi. 2 Yeah. Pepsis. Okay. अगर 2 Pepsi लिखो
Sakėm, pieno nevalgys, tam bus Jo. valgyčius su pienu. Bet tokio mes nežinom, kas čia yra. Vėl tokį patį, ar jau kitokį čia iš. Lengva tam. Tu čia žiūrėsi, jeigu neapsinaudysi, jei nepasibaigs mūsų atostogų šito maisto. Bet nebūsi nevalgyti. Kažką turi valgyti. Sus atrodo neblogai, kas čia vadinasi jisai. Užmiršom, vėl tas pavadinimas. Kam tu atneškai? Sorry sir, Pepsi It's not okay. available. It's okay. Milda. Ne. Bistro. What's your name? How cold is this? Kas is that? Amul Pav Bhaji. Amul pabuzi. Ai, tas pirmas, kur buvo amul. Thank you. Thank you very much. Oh. Aš negersiu šito. Tu bijai net ir iš šiaudelio gerti, ne? Nu, jau man buvo batoną. Bet cibuliukų čia reikia Bet tai, sugerti. tau, čia žiūrėk. 100% saldi bus. Taip? O čia bus jau čia. Cibuliukų. Beis ir nereiks kviestis. Ne? Niek nejaučiu. Tai jau išdegė nuo to. Čia skaniai. Iš vis nesaldi, kad būtų nesąmonė. Čia tas tavęs bare. 10 iš 10. 9, 10. O, ačiū. Tai pavalgėme daugiukai. Viską išvalgėm. Svarbu dabar. Atsitiniai vožtuvai, kad neatsidarytų. Viskas bus gerai. Važiavom į vieną gatvę. Kažkokią. Pradėjau eiti, taip mašinas pradėjo važiuoti. Pradėjau eiti atgal. Kur einam? Kur einam? Čia kažkoks auto, kur tu čia ėjai? Palauk, nepabėg. Nu, aš nepabėjau, aš norėjau išeiti iš tas nesąmonės tenai. Kur einam? Ten. Whatever. Blemba, čia kontrastai, siaubingi. Pakis. Maisto, mėšlo, prakaito miksas. Normaliai. Bet įdomu, tai eiti savo. Vieną kartą pamatyti, tai čia must. Kaip žmonės gyvena. Spūdinga. Čia tokie kiemai, kur jie gyvena. Tu mačiut. Ir iš kitos pusės atsiveria grožis. Neišpasakytas. Ten tokie fletai, sakyčiau, butai. Dar ant kokio aukščio. Nu jo, nežinau, ką pasakyti. Žiauriai įdomiai čia.
ble. Išvertė dviratį Oskaras. Išdykėlės. Čia rūšiuoja šiukšlės žmonės. Ten matom siuvyklas, iškart siuvo drabužius. Viskas vyksta vietai. Čia vandenį geriantis žmogelis. Vienu žodžiu linksma. Tikrai linksma, tai babai šitais. Bet šiaip nieks nelenda. Nieks nieko nesako. Kvapeliai, šitai maistas. Viską čia yra viskams, visiems. Taip atrodo, piko valandas. Čia atsigerti. Plemba iš čia? Čia? Biškai rizikuočiau aš tau. Aš dabar galvoju. Tas tiltas, kad nusileis į apačią. Tenai įsikviesim taksomis. Bet čia, matai, viešbučiai va tokie. Tai mūsų maždaug toks ir būtų buvęs, žinai, va tokiu erija, chaosas tokiam. Bet viešbutis irgi šaudinas būtų. Ne, nu. Už tokią kainą. Da, paimk vandens atsigerti. Ką? Paimk vandens. Palauk. Mojito. A tu nori? Tu. Kiek čia reikia mokėti? So, how much? 40. 40. Kur ta mano mažiliukai yra? Tu bus pasirodai O pinigus. kaip aš turiu simti šitas Na, gerai, duok. kišenės? Man reiks kažką kitką sugalvoti. 2 po 20 duok ir viskas. Tai tos 50 atmes dar. Thank you. Thank you. $20. Bet neskanus. Negali komplainint. Štai kaina. O Jėzau. Pro to šiukšlinės? Aha. Eik tu mačiast. Čia yra policija, pasirodo. Žiūri, kokio didumo buvo. Va. Matai? Atėjom į žymėją Mumbajaus promenadą. Marina Drive vadinasi. Žmonės čia renkasi kiekvieną dieną žiūrėti seilėtekio, seilėledžių. Kaip leidžiasi saulė virš Dubai, blemba, man kaip visas Dubai, Mumbai marinos. Šiaip vaizdai čia labai gražus. Kiek įmanoma čia yra pamatyti, nežinau. Bet čia yra pagrindinė žmonių atrakcijos vieta. Ten priekį, belenkiek, liaudies. Vakaras ateina, žmonės pradeda lysti lauką. Čia ir linksminsis šiandien penktadienis. O ką aš galiu pasakyti, mes dienelę savo šiandien jau taip pavarėm. Tai pirmą dieną tai super. Taip kad
laikas ir mums jau ilsėtis ir susitiksim jau ko gero kitą dieną su kitais nuotykiais ir kitom emocijom. Ate iki rytojaus tada.